Labas, mano vardas Danielius ir aš esu jėgos treneris ir kineziterapeutas. Šiandien aš tau noriu parodyti, kaip atlikti low bar pritūpimą. Pradėsime mes nuo pritūpimo su savo kūno svoriu, tada darysime pritūpimą kartu su štanga. Ir galų gale aš parodysiu visas klaidas ir kaip tai galima pataisyti. Pradėsime mes nuo pritūpimo su savo kūno svoriu. Pirmas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tai į tavo batus. Jeigu tu darai pritūpimus su bėgimo batais, tai tau reikės juos išmesti. Jie turi per didelį padą ir jis yra labai minkštas, todėl tu nejausi savo pėdos vidurio. O geriausia yra batai, kurie turi plokščią padą ir kad tas padas būtų tvirtas. Mes nueiname atgal ir aš atsistoju į tokią padėtį, jeigu aš nuvesiu tiesias linijas žemyn nuo savo pečių vidurio, tai ten turėtų atsidurti mano kulnas. Tada pirštus pasuku aš 10-30 laipsnių į šoną, tai viskas priklauso nuo individo. Rankas sujuda vieną prie kitos ir giliai pritūpiu. Pritūpiu taip, kad aš atsipalaiduočiau. Tada aš savo alkūnę įremiu savo į kelių vidų ir praskėčiu su rankom kelius į šoną. Tada aš pakeliu savo klubą truputį aukščiau, kad klubas būtų žemiau negu kelio girnelė. Ištiesiu krūtinę ir įtempiu savo nugaros raumenis. Žiūrėsiu aš daugmaž 4 metrus priešai save ir tai yra mano apatinė padėtis. Nuo šios padėties aš kylu į viršų naudojant klubus. Tai aš pakylu iš klubų ir išsitiesiu. Dar kartą. Bet dabar jau neatsipalaiduosiu apačioje. Tai rankas susidedu, iškeliu krūtinę, įtempiu savo nugarą, žiūriu 3 metrus priešai save, lėtai nusileidžiu taip, kad klubas būtų žemiau kelio girnelės ir pakylu į viršų. Iš šono tai atrodo šitaip. Padėtis tai pečių plotis, pirštai pasukti, rankos sudėtos, žiūriu 3-4 metrus priešai save, iškeliu krūtinę, įtempiu nugaros raumenis, lėtai nusileidžiu ir pakylu į viršų. Dabar labai svarbus momentas. Kai mes jau darysime pritūpimą su štanga, mes turime išmokti tinkamai kvėpuoti. Šitoje vietoje mums labai tinka valsalva manevras. Kaip jis yra atliekamas? Pirštus uždedame savo ant pilvo ir bandome su pirštais tarsi giliai kažkur pasiekti pilve. Dabar aš bandau giliai įkvėpti į pilvą, taip, kad su pilvu aš išstumčiau savo pirštus į išorę. Tarsi bandyčiau pripūsti labai didelį balioną į pilvą. Tai atrodo taip. Ir jūs galite matyti, kaip kilnojasi mano pirštai ant pilvo. Dabar aš giliai įkvepiu, užlaikau ir įsivaizduoju, kad man kažkas nori su kumščiu trenkti į pilvą. Tai aš įkvepiu, laikau, trenkia ir tai yra mano valsalva. Įkveptas pilvas ir įtemptas. Aš įtempiu ne tik pilvo priekį, bet bandau įtempti ir pilvo šonus ir savo nugarą. Taigi dabar dar kartą. Pritūpimas. Atsistoju, pirštai pasukti, rankos sudėtos, žiūriu kelis metrus priešai save, krūtinė iškelta, giliai įkvepiu į pilvą, įsitempiu ir išpučiu tik tai viršui. Tai kol mes darome pritūpimą, mes nekvepuojame. Mes galime įsivaizduoti, kad mes esame baseine. Baseino lygis siekia iki kaklo. Taigi viršuje aš galiu kvepuoti ir viršuje aš padarau valsalvą, įkvepiu, įsitempiu. Kol esu aš po baseinu, aš nekvepuoju ir kai tik iškylu į viršų ir pilnai išsitiesiu, toj vietoj aš išpučiu ir padarau vėlgi iš naujo įkvėpimą. Dabar mes detaliau atkreipsim dėmesį į savo pėdas. Tai pėdos turėtų remtis tolygiai. Mes tolygiai spaudžiame su kulnais ir su pirštais. Nėra taip, kad mes darom pritūpimą vien tik remiantis kulnais arba pirštais. Nes mes tiesiog negalėsime nei atlikti tinkami pritūpimo, nei jėgos pasiskirstys tolygiai, o mes apkrausime vieną arba kitą dalį daugiau. Šiuo atveju mes šito daryti nenorime. Taigi šitoje vietoje mes norime įsivaizduoti savo tokį trikampį. Tai pirmas taškas mūsų yra ant kulnų viduriuko, kitas taškas yra ant kaulo, kuris yra nykščio padas ir trečias taškas yra ant mažojo piršto kauliuko pado. Taigi yra toks trikampis. Kai mes stovime, mes turime jausti tą trikampį viso judesio metu. Nesvarbu, ar tai būtų viršutinė padėtis, ar tai būtų apatinė padėtis, ar vidurinė. Visą laiką mes jaučiam tą trikampį. Kaip dar kitaip galima suprasti šitą dalyką? Jeigu aš pasisuksiu šonu, aš dabar stoviu ir aš pasviriu ant pirštų, pakeldamas kulnus, jaučiu nestabilumą, pakilu ant kulnų ir taip pasviruoju. Ir aš jaučiu, kad kiekvienoje šitoje padėtyje aš jaučiuosi nestabilus. Aš taip sviruoju ir bandau atrasti, kai aš su pirštais ir su kulnais spaudžiu tolygiai. Taigi, kai aš šitą atrandu,
Tai ir yra mano tas trikampis, tik paaiškintas kitais būdais. Ir vėlgi, atradau trikampį, padarau pritūpimą. Tada, jeigu mes matome, kai mes atliekame pritūpimą ir mūsų keliai griūna į vidų. Keli dalykai gali būti, bet paprasčiausias mes tiesiog nemokame juos išskiesti. Tai jeigu mes stovime mūsų tinkamą padėtį, mes įsivaizduojame, kad savo pėdas norime imti ir stumti į išorę, tarsi bandyti kojas išsukti į išorę. Kai mes šitą padarom, ką mes jaučiam? Mes jaučiam, kaip įsitempia sėdmenis. Aišku, mes nedarysime šito dalyko visą laiką, tai yra tiesiog išmokimai. Taigi mes paėmė, išsukame savo kojas į išorę, jaučiame, kaip įsitempia sėdmenis ir kojas išorėje. Tada vėl atsistojam į mūsų pradinę padėtį, sukam kojas į išorę ir bandome pritūpti. Ir mes turime pajausti, kad jau keliai nebesugriūna į vidų. Dar vienas įsivaizdavimas, ką mes galime padaryti, tai įsivaizduojame kaip bėgius, kur bėgis yra mūsų pėda ir ratas, kuris sukasi, yra mūsų šlaunis. Ir todėl mūsų koja turi eiti palei bėgius tiesia linija, kad mūsų kelias žiūrėtų daugmaž į mūsų pirštų viduriuką. Nes jeigu kažkur žiūrės arba į vidų, arba pernelik daug į šoną, mes tiesiog nuvažiuosime nuo tų bėgių. Todėl, kai mes tupėme, stengiamės, kad mūsų keliai nesugriūtų į vidų. Kitas svarbus momentas yra mūsų nugaros padėtis. Tai nugarą mes norime laikyti tiesiai. Jeigu aš atsistoju iš šono, atsistoju į savo tinkamą pritūpimo plotį, rankas padedu, aš pritupiu ir dažniausiai šitoje vietoje žmonės nori tiesiog riestis. Tai keli dalykai, kuriuos mes galime pataisyti. Pirmas dalykas, mes nežiūrėsime žemyn, o mes kaip tik žiūrėsime tiesiai prieš save. Jeigu mes šitą padarome, mes automatiškai lengvai įtempia savo nugaros raumenis. Antras dalykas, tai yra aktyviai. Įsivaizduojam, kad iš mūsų krūtinės yra virvutė ir mes bandom tą virvutę traukti į viršų. Tai mes norime krūtinę šitaip iškelti. Ir kai mes tai padarome, mūsų krūtinė atsiveria ir įsitempia mūsų nugaros tiesimieji raumenis. Vėlgi atsistojam, žiūrime tiesiai į priekį, keliam, traukiam tą virvutį į viršų ir vėl bandome įtūpti, išlaikant tiesią nugaros padėtį. Būna dar tokių atvejų, kai žmonės pernelik daug išsiriečia ir bando atlikti šitaip ir tada, kai mes nusileidžiam, mūsų klubas užsisuka ir tada išsiriečia. Tai nėra mūsų stipriausia padėtis. Jeigu klubas tau sukasi pritūpimo metu, angliškai vadinamas buttwinkas, reiškia, kažkurioje vietoje tu esi atsipalaidavęs. Dažniausiai tai būna per pilvo raumenis. Tai jeigu dar kartą reikėtų pakartoti, viena tiesia linija žemyn, pirštai pasukti į šoną, skėčiame su pėdom žemę į išorę, rankas sudedam, krūtinę iškeliam, padarome valsalvą, įkvepiam, lėtai leidžiame žemyn, su klubu nusileidžiam, pakilom viršų išpučiam. Ir taip atrodo mūsų pritūpimas su savo kūno svoriu. Jeigu mes išmokome daryti pritūpimą su savo kūno svoriu, atėjo laikas daryti jį su štanga. Pirmas dalykas, į kurį mes turime atkreipti dėmesį, tai yra štangos aukštis. Yra šitie kabliukai. Tai šitas kabliukas man turi būti pažasties lygyje. Jeigu jisai bus žemiau, tai man labai giliai reikės pritūpti, kad aš tiesiog atkelčiau štangą ir galėčiau išeiti. Jeigu kabliukas bus per aukštai, tai kai aš norėsiu atkelti štangą, aš turėsiu pasistiepti, o kai tu pasistebi, tu prarandi savo balansą. Su mažu svoriu tu nieko nepajausi ir galimai tau netgi tai bus patogu, bet jeigu tu darysi su dideliu svoriu, tu tiesiog galėsi susitraumuoti, nes štanga arba tu neatkelsi štangos, arba kai bandysi grąžinti štangą atgal į vietą, tu tiesiog nepataikysi į kabliuką ir štanga galės nusileisti žemyn. Todėl labai svarbu iš karto nustatyti tinkamą aukštį. Antras žingsnis, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra apsaugos. Šitame variante aš jų neturiu, bet aš vėliau nufilmuosiu. Kam yra skirtos apsaugos? Pavyzdžiui, tu darai pritūpimą su labai sunkiu svoriu. Įsitempęs, nusileidi žemyn, pakili, negali pakilt. Tai kągi tu darysi? Ar tu mesi štangą atgal, yra vienas iš variantų, arba yra daug saugesnis. Tu tiesiog nusileidi ant šitų apsaugų, padedi štangą, pritūpi ir viskas. Tu esi saugus. Todėl šitas apsaugas mes irgi turime sureguliuoti pagal savo aukštį. Kitas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai mūsų plotis. Kaip plačiai mes pasiemame štangą. Tai vienas yra dalykas, pats svarbiausias. Mes pasiemame taip siaurai, kiek leidžia mūsų pečių mobilumas. Jeigu mums pečių mobilumas šito neleidžia, yra keletą variantų, ką mes galime atlikti. Pirmas dalykas yra tempimas. Kaip tai atrodo? Mes uždedame savo plaštakas ant štangos, su pirštais suspaudžiame ir tada bandome lysti po štangą
ir tiesiog būti šitoje padėtinė. Krūtinę nukreipiam žemyn ir stengiamės, kad mūsų riešai būtų tiesus, bet neužsilenktų ir neatsipalaiduotų. Kartais žmonės turi tokį prastą pečių mobilumą, kad jie, kai palenda po štangą, šitoje vietoje jums pradeda tempti. Tada tikėtina, low baras jums tikrai kaip pritupimas netinka ir jūs turite du pasirinkimus. Arba daryti high barą, kai jau štangą uždedame savo ant trapecijos, arba daryti pritupimą su safety baru. Kaip tai atrodo? Tai yra tokia štanga, kur turi dvi rankenas. Dažniausiai būna daug sunkesnė negu įprasta štanga, gal kokius 32 kg sveria. Tai ką tu paprasčiausiai savo padarai, aišku, būtų logiška padėti ją savo ant reko, bet tu tą štangą savo užsidedi ant nugaros, tiesiog laikaisi už šitų vietų ir jau darai pritupimą. Šita štanga tinka tais atvejais, jeigu tavo pečių mobilumas yra toks prastas, kad tu negali savo ranko uždėti savo už nugaros, tai arba tu turėjai kokį nors peties operaciją, galimai pas tave buvo širdies srities operacija ir tu tiesiog negali to ištempti šiuo metu. Tai tavo kol kas variantas yra daryti pritupimą su safety baru. Taigi, atremiame savo plaštakas, su pirštais stipriai suspaudžiame štangą ir bandome lysti jau po štangą. Šitoje vietoje štangą aš noriu savo padėti ant galinės deltos. Ne aukščiau, ne ant trapecijų ir ne pernelik žemai. Taigi aš padedu štangą savo ant galinių deltų. Prieš pat štangos atkelimą, į ką tu nori atkreipti dėmesį, taip, kad tavo alkūnės nebūtų per daug pakeltos į viršų, nes tada tu automatiškai susikūprini ir negalėsi padaryti įtampą ties savo nugarą, kad alkūnės nebūtų pernelik nuėjusios žemyn, nes tada tu irgi negali įsitempti su savo nugaros raumenimis. Todėl vienintelis taisyklingas variantas yra, tu atkeli truputį alkūnės į viršų, pečius nuleidi žemyn, su nugara įsispaudi į štangą, su plaštaka spaudi į štangą ir šitoje vietoje jauti tvirtą atramą ant savo nugaros. Tada aš atsistoju, padarau vieną įstrižą žingsnį atgal ir pakoreguoju savo pėdas. Tada aš žiūriu arba žemyn, arba tiesiai į priekį, viršuje padarau valsalvą, tai įkvepiu. Ir viską darau lygiai taip pat, kaip pritupimas su savo kūno svoriu, tik tai vienintelis dalykas, kad dabar aš skiesiu savo kelius ne su rankom, o su savo smegenim. Tai įkvepiu, įsitempiu, padarau savo setą, einu tiesią liniją į priekį, atsiremiu į savo kabliukus ir tada nusileidžiu žemyn. Ir tai yra mano pritupimas. Kartais yra labai sunku suprasti, kaip atlikti tinkamą pritupimą su tuščia štanga. Todėl mes uždedame svorio ir prisiminame, kad sunkumai pastato mus į vietą ir atliekame lygiai tą patį. Uždedame savo plaštakas, pirštai suspaudžiame, paguldome štangą ant galinės deltos, įsitempiame, atkeliu svorį. Dar pamiršau paminėti. Kai aš lendu po štangą, kur aš noriu laikyti savo pėdas. Pėdos neturi būti labai atgal, nes šitoje vietoje aš tiesiog netkelsiu sunkaus svorio. Jos lygiai taip pat neturi būti kažkur iškištos labai stipriai į priekį. Pėdos yra tiesia linija po štangą. Tam, kad aš tiesiog turėčiau su kojom atsistoti ir mane štanga nenubalansuotų atgal arba į priekį. Padarau žingsnį atgal, įsiremiu, žiūriu į savo pasirinktą tašką, padarau valsalvą. Padarau tiek pakartojimo, kiek reikia, grįžtu, atsiremiu ir nusileidžiu žemyn. Tai svarbu atkreipti dėmesį į mūsų pėdas. Mes galime laikyti jas tiesiai arba pasukti nuo 10 iki 30 laipsnių kampų į šoną. Lygiai taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pėdos būtų viename lygyje, o ne tai, kad būtų viena pėda išėjusi į priekį, o kita atgal. O dar geriau, jeigu viena pėda išėjusi į priekį, kita atgal ir skirtingai pasuktos į išorę. Tada pritupimas mūsų bus ganėtinai kreivas. Kai darai pritupimą ir jeigu jauti, kad kai nusileidi, tavo pėdus sukasi į vidų arba tavo išorinė dalis irgi atkyla arba kulnai atkyla, tai ką tu visada gali savo pasidaryti, tai pakeisti savo pėdų plotį arba atsistoti plačiau
arba atsistoti siauriau, arba pirštus laikyti tiesiau, arba išsukti į šoną. Viską turi išbandyti. Šitas patarimas irgi galioja tais atvejais, jeigu jauti, kad tau pradeda skaudėti kelius. Tai visada quick fixas yra tas, kad tu gali pakeisti savo pėdas arba pasukti daugiau į šoną, arba atsistoti kitų pločių, arba pakelti kulnus. Jeigu pritūpimo metu tu jauti, kad tu labai stipriai stumi kelius į priekį ir tavo kulnai atkyla ir tu nori išlaikyti vertikalią nugaros padėtį ir tau visiškai neišeina tas pritūpimas, mintise gali laikyti tokį įsivaizdavimą. Turi labai didelį pilvą. Su labai dideliu pilvu tu negalėsi tūpti vertikaliai, tiesiai, nes tu tiesiog paimsi ir su to pilvu atsiremsi savo iš launis. Tai ką tau reikia padaryti? Visų pirma, pasvirti truputį į priekį su kūnu, atverti kelius stipriai į šoną ir tą pilvą dėti savo tarp kojų. Šituo atveju tu pajausi, kai tu su nugara labiau sviri į priekį ir pritūpimą atlieki jau pilną pėdą. O ne tiesiog paimi ir bandai atkelti savo kulnus, kad išlaikytum tiesiog vertikalią nugaros padėtį. Dabar pakalbėkime apie gylį. Vienareikšmiškai čia yra per žemai, o jau čia yra nepakankamas gylis. Kai mes turime pritūpti, mūsų klubas turėtų būti žemiau negu mūsų kelio girnelė. Tai mes turime pritūpti iki šitos pajutės ir tada pakilti į viršų. Jeigu mes negalime giliai pritūpti, mes galime naudoti pakelas. Tai mes pakelas padedam ant žemės su kulnais ant jų atsiremiam ir mes jau jaučiame, kad mes galime daug lengviau įtūpti, nugarą išlaikyti tiesesnę. Ir kas tai padaro? Tai tarsi padidina mūsų čiurnos mobilumą, padeda kelį lengviau išstumti į priekį. Na ir to pasekoje mes galime giliau įtūpti ir išlaikyti mūsų nugarą tiesę ir nesikūprinti. Jeigu tu tik pradėjai daryti pritūpimą ir kai įsileidi į šitą padėtį, jauti, kad viskas visur tempia, tai geriausia, ką tu gali savo padaryti, tai pabūti šitoje padėtyje bent 30 sekundžių. Tai bus tau lygtais ir tempimas. Ką tu dar papildomai gali daryti, tai įremti savo alkūnes, savo kelius, skėsti kelius į išorę ir tada įsivaizduoti, kad tu su keliu nori stumti alkūnį į vidų, o su alkūnėm stumti kelius į šoną. Tada tu turėtum pajausti, kaip pradeda tempti tavo vidinę šlaunį. Ir laikyti šitą įtampą 30 sekundžių, minutę ir stengtis tiesiog kuo ilgiau būti šitoje padėtyje. Dabar jeigu mes kalbėsime apie pritūpimo tempą, tai tempas turi būti kontroliuojamas. Svarbiausias dalykas, mes neturime tiesiog nerti stačią galvą žemyn ir kad pritūpimas rodytų daugmaž šitaip. Ja? Jokios įtampos, nusileidi ir tiesiog atšoki. Šonu tai atrodo šitaip. Niekur niekas nėra kontroliuojama. Tai šituo atveju mes turime laikyti tempą. Koks tas tempas gali būti? 3 sekundės mes leidžiame žemyn ir tiesiog staigiai pakilome į viršų. Lėtai nusileidžiame žemyn ir pakilome į viršų. Kai mes jau darysime pritūpimą su štanga, svarbiausias dalykas tai yra ne greit nusileisti ir tada bandyti save apačioje sustabdyti ir pakilti į viršų, o pradėti lėtai leistis ir pačiam gale tarsi padaryti tokį atšokimą. Įsivaizduojam, kad mūsų užpakalis prisiliečia prie batuto ir jis mus paduoda į viršų. Tai atrodo taip, kad mes pradedame lėtai ir apačioje tiesiog atšokame. Bet ne greit nusileidžiame, bandom sustabdyti ir tada kažkokiu būdu pakilti į viršų. Kai mes pradedame daryti pritūpimą, labai svarbus momentas yra leistis tiesią liniją žemyn ir kilti tiesią liniją į viršų. Bet nedaryti jokių svyravimų, pavyzdžiui, kažkas panašaus. Arba jeigu mes nusileidžiame žemyn, mes iš pradžių kilome iš klubų ir tada ištiesime krūtinę. Arba mes nusileidžiame ir iš karto keliame krūtinę, tada eina klubai. Tai labai svarbus momentas, kai mes darome pritūpimą, mes leidžiamės tiesią liniją žemyn ir mes tiesią liniją į viršų ir pakilome. Pritūpimą stengiamės atlikti grinai iš klubų raumenų, tai inicijuoti viską per savo sėdmenis į viršų, bet nedaryti šito grinai iš kelių. Dabar parodau, kaip reikia tinkamai nustatyti savo apsaugų aukštį. Šiuo atveju aš atsistoju, lindu po štangą, padarau vieną žingsnį atgal, aš pritūpiu iki savo galutinės padėties
įsivaizduoju, kad aš negaliu pakilti, nusileidžiu žemyn, padedu štangą ant šitų apsaugų ir su kūnu aš sviru į priekį, bet ne atgal. Ir aš matau, kad aš ganėtinai saugiai išlindau iš štangos, kai negalėjau jos atkelti. Bet labai svarbu, kad šita apsauga nebūtų per aukštai, kad kai mes tūpėme, mes tiesiog kiekvieną kartą daužytume su štanga į apsaugą ir tai mus trukdytų, bet kad ir nebūtų per žemai, nes tada mes net kai ir maksimaliai atsipalaiduosime, štanga nesieks šitų apsaugų, na ir tai netliks savo funkcijos.